Sveiki, šiandien atliksime jogos judesių seką, kuri skirta viso kūno pramankštinimui, ištempimui, sustiprinimui ir balanso suteikimui. Šita seka tinkama atlikti iš ryto, galbūt tik atsibudus, kad paruošti savo kūną dienos darbams, iššūkiams ir tuo pačiu nusiraminti, susitelkti į savo vidinius kūno pojūčius, savo proto reiškinius, mintis, jausmus. Ir pradėsime atsistoję kalno poza, kai mūsų pėdos yra klubų plotyje, išorinės pėdų dalis lygiagrečios viena kitai. Ir galime, jeigu norisi, užsimerkti arba nukreipti žvilgsnį kelis metrus priešais save, nesufokusuoti jo. Ir pradėsime iš lėto telkti dėmesį į savo kūną. Galime tam panaudoti kvėpavimą, pirmiau jį nukreipti į pėdas, paklausti savęs, ką aš jaučiu šiuo metu savo pėdose. Ir pereiti visą pėdą nuo pirštų iki kulno, iki čiurnų, atpalaiduoti jas, truputį pasviruoti, paieškoti pusiausvyros. Ir su sekančiu įkvėpimu kylame aukštyn iki kelių, juos irgi atpalaiduojame. Po to įkvėpiame iki savo dubens, jį galime pakreipti į priekį, atgal šiek tiek, tarsi indą su skysčiu ir surasti neutralią poziciją, taip ir palikti. Po to su kiekvienu įkvėpimu stuburu kylame aukštyn, patiesiname save, augame. Ir kai būsime jau ties pečiais, pakeliame juos į viršų ir keliame link ausų, keliame, kol jau nebegalime pakelti, dar šiek tiek palaikome ir po to staigiai numetame, atpalaiduojame. Delnų pirštais siekiame link pėdų, įtempiame rankas, siekiame aktyviai ir atsipalaiduojame. Kaklas tiesus, viršugalvį kreipiame į lubas, o smakrą laikome arčiau krūtinės. Ir kvėpuosime, jeigu patogu, per nosį, giliai į pilvo apačią, leisime pilvui išsipūsti. O iškvepiant, jį šiek tiek spustelsim link stuburo ir į viršų. Galime prailginti iškvepimus, gilūs įkvėpimai ir ilgi ramūs iškvėpimai. Ir taip kvėpuosime visos praktikos metu, sujungiant judesių su kvėpavimu. Kai kūnas užsivers, iškvėpsime, o kai atsivers, įkvėpsime. Ir dabar jau galime atsimerkti, pradėsime nuo galvos prajudinimo, kaklo atpalaidavimo. Ir pirmiausiai savo smakrą siunčiame artyn link krūtinės. Nugarą išlaikome tiesę, iškvėpsime. Ir su įkvėpimu pradėsim judinti smakrą tokiais puslankiais į vieną pusę. Link dešinio peties čia įkvėpsime, su iškvėpimu leisime žemyn ir po to link kairio peties. Ir taip kelis kartus iš vienos pusės, niekur neskubant, sujungiant judesius su kvėpavimu. Ir sustabdysime savo smakrą ir grąžinsime galvą vėl tiesiai ir dabar nuleisime dešinę ausį prie dešinio peties, grąžinsime galvą į centrą ir nuleisime prie kairio peties. Ir dar kartą pakartosime prie dešinio peties ir pakeliame prie kairio peties. Ir dabar dar su įkvėpimu atlošime galvą atgal, siūsime smakrą į viršų. Kvėpsime ir su iškvėpimu nulenksime galvą, priartinsim smakrą prie krūtinės. Ir vėl kvėpsime, keliame smakrą į viršų, ne tiek galvą, lošime, norime, kad įsitemptų mūsų kaklas, krūtinės viršus. Ir po to iškvepiant nuleidžiame galvą žemyn. Ir dabar dar pasukame pilno apskritimu galvą pagal laikrodžio rodyklę kelis kartus. Ir po to į priešingą pusę.
Ir sustojame vėl centre ir įkvepiant grąžiname galvą į neutralią poziciją. Ir dabar pasidėsime delnus ant pečių ir prasuksime savo pečius. Pirmiausia, juos suksime į vidų, tai kai pečiai keliauja atgal, alkūnės atgal, atveriame krūtinę, įkvepiame ir jie kyla į viršų, o po to spaudžiame alkūnės priekyje ir leidžiame žemyn, iškvepiame. Ir tokiais lėtais judesiais, pilna amplitude, sutelkiant dėmesį į pojūčius pečių juostoje. Ir mes darome tik tai, kas mūsų kūnui patinka. Jeigu tik tai jaučiate nepatogumą, nedarykite. Ir sustosime. Dabar į priešingą pusę. Spaudžiame alkūnės priekyje, siunčiame atgal, įkvepiame. Kai alkūnės keliauja žemyn ir į priekį, iškvėpsime. Ir dar kartą. Ir sustojame, nuleidžiame rankas, atpalaiduojame. Galime įkvėpti į pilvą ir iškvėpti per burną, atsipalaiduoti. Pakratyti rankas šiek tiek. Ir su sekančiu įkvėpimu siunčiam abi rankas į šonus, lygiai grečiai grindim, įkvėpiam, atveriam krūtinę. O su iškvėpimu dešinę ranką siunčiame į kairę pusę, kad delnas žiūrėtų už mūsų, o su kairė ranka sulenkiam ir padedam dešiniai rankai priartėti prie krūtinės, užveriam dešinį petį. Dėmesingas atokvėpis čia, leiskim pečiui prasitempti. Ir su įkvėpimu siunčiam dešinę ranką atgal, pasisukam iš liemens ir kairę ranką laikom ties dešiniu pečiu, atveriam dešinį petį atgal, kiek mums išeina. Aktyviai siekiame už savęs su dešinės rankos pirštais. Ir iškvėpsime, o su įkvėpimu rankos vėl į šonus ir dabar kairę ranką. Iškvepiant, siunčiame į dešinę pusę ir ties alkūnę padedame ją ištiesinti su dešinė sulenkta ranka. Ir kai įkvepiame, tarsi padarome erdvės kūne, o su iškvepimu užpildome tą erdvę su judesiu. Kairė ranka priartėja arčiau krūtinės. Ir po to įkvepiant, siunčiam kairę ranką atgal, atveriame petį, pasisukame. O dešinį delną laikome arčiau peties. Keli dėmesingi atokvėpiai ir su sekančiu įkvėpimu rankos vėl į šalis ir nuleidžiam su iškvėpimu ją žemyn. Galime atsipalaiduoti. Dabar įkvepiant abi rankos kyla į viršų. Delnai žiūri vienas į kitą, arba galime delnus suglausti, pasirinkite. Ir su iškvėpimu pasvirsime į dešinę pusę, pratempsime savo kairį šoną. Kairį petį siunčiam atgal, žvilgsnį galime nukreipti šiek tiek į lubas, pro kairės rankos žastą. Iškvėpsime, su įkvėpimu grįšime į centrą. Pasitempsime į viršų ir su sekančiu iškvėpimu nusvirsime į kairę pusę, ištempsime dešinį savo šoną ir žvilgsnis į lubas pro dešinės rankos žastą. Ir su sekančiu įkvėpimu grįšime į centrą, išsitiesime pilnai į viršų, stiepsime link lubų, galime dar pakilti ant pėdų pirštų. Ir su iškvėpimu iš lėto nuleisime žemyn rankas ir atsipalaiduosime. Šauniai. Pasidėkim dabar delnus ant klubų, pėdą šiek tiek plačiau ir pasuksime liemenį. Pirmiau pagal laikrodžio rodyklę ir ieškome, kokia amplitudė šiuo metu mūsų liemenių yra pati patogiausia. Galvą daugmaž išlaikome vienoje padėtyje, tik liemuo sukasi. Pėdos irgi tvirtai įremtos į žemę,
Ir galime tos judesius sujungti taip pat su kvėpavimu. Kai klubai atgal, iškvepiame, o kai į priekį įkvepiame. Ir taip į vieną pusę, o po to į kitą pusę. Ir stebime pojūčius dabar jau klubų zonoje. Ir dar vienas didelis apsisukimas. Ir sugrįžtame į centrą. Dabar suglausime kojas. Jeigu išeina, priartinsim ir kelius vieną prie kito. Ir pritūpsime, pasidėsime delnus virš kelių, išlaikydami tiesią nugarą. Ir pasuksime savo kelius kartu su čiurnomis. Irgi pagal laikrodžio rodiklę. Galime irgi tuos judesius su kvėpavimu sujungti. Arba atlikti juos truputį greičiau, pasirinkite, kaip jums norisi. Ir taip pasukam kelius, čiurnas į vieną pusę, o po to į kitą. Ir dabar dar mums reikia pralaisvinti savo čiurnas ir šiek tiek pabalansuoti. Svorį perkelsim ant kairės kojos, ištiesim dešinę koją į viršų, susirasim tašką ant grindų, į kurį sutelksim dėmesį ir prasuksim savo čiurną į vieną pusę, o po to į kitą pusę. Ir po to dar pasidedam pėdą pirštai žemyn, atlenkiam jos atgal ir pratempiam savo pėdą. Viršutinę pėdos pusę. Ir po to atpalaiduojam. Dabar svorį perkelsim ant dešinės kojos, ištiesim kairę koją į priekį šiek tiek, sutelksim dėmesį grindis ir pasuksim čiurną į vieną pusę, o po to į kitą pusę. Ir tada pratempsime savo pėdos pirštus, juos atremsim į žemę, padarysim balerinos koją ir atpalaiduosime. Na kągi, pereikim tada prie balansavimo kelių pratimų. Jau šiek tiek pastreniravom. Perkelsim vėl svorį ant kairės kojos. Susirasim tašką ant grindų priešais save kelis metrus. Susikaupsim. Ir su sekančiu iškvėpimu pritrauksim dešinį kelį link krūtinės. Pasiimsim su kairiu delnu ties keliu. Dešinė ranka ant klubų. Ir balansuosime. Jeigu norisi, galime ištiesti dešinę ranką į šoną. Ir jeigu galime dar ją nusiųsti atgal už savęs, atverti petį. Laikykim nugarą tiesią, kvėpavimas man padeda susitelkti į balansavimą. Ir po to dar pasiimsime, jeigu pasiekėme už pėdos ir siūsime dešinę koją atgal. Pratempsime šlaunies išorinę pusę, artinsim kulną prie sėdmens. Ir dar vienas įkvėpimas. Ir su sekančiu įkvėpimu ištiesime rankas į šonus, paleisime koją. Ir po to nuleisime kartu koją ir rankas. Ir atsipalaiduosime. Labai gerai. Perkelkim dabar svorį ant dešinės kojos. Susitelkim, pasiruoškim. Ir sulenksim dabar kairę koją. Pasiimsim su dešinė ranka už kelio. Ir atrasime balansą.
Kvėpuojame lygiai taip pat per nosį, giliai į pilvo apačią. Ir ilginame savo iškvėpimus. Ir jeigu norisi, galime ištiesti kairę ranką į šoną ir po to dar ją nusiųsti atgal už savęs, atverti petį. Ir dar, jeigu praradote balansą, nieko tokio, tiesiog sugrįžkite, pasiimsime už kairės pėdos, ties čiurną ir pakviesime kulną artėti prie sėdmens ir siūsime koją atgal. Išlaikysim nugarą tiesę. Ir po to su įkvėpimu ištiesime rankas į šonus, palaikysime dar koją sulenktą ir iškvepiant kartu nuleisim koją į rankas ir atsipalaiduosim. Nusipelnėm gilaus įkvėpimo ir iškvėpimo per burną atsipalaidavimo. Truputį galime tokiais trumpais šuoliukais pašokinėti, papurtyti visus kūno raumenis ir juos atpalaiduoti. Šauniai. Keliausime toliau. Galime pasidėti pėdas plačiau. Rankas ant dubens, kad nykščiai siektų mūsų kryžkaulio duobučių. Ir su įkvėpimu alkūnę siunčiame atgal, pečius atgal, atveriam krūtinę, žvilgsnį nukreipiam į lubas, išsitęsiam ir su iškvėpimu lenkiamės į priekį. Tiesia nugarą, kiek išeina. Truputėlį sulenkiam kelius, pasižiūrim, kad pėdos taip pat būtų kraštai lygiagretus į šonus, kad pirštai labiau žiūrėtų į vidų, o kulnai truputėlį į išorę. Ir sustojame ten, kur jau nugara nori apvalėti. Kelius galite lenkti tiek, kiek jums norisi. Svarbiau nugarą išlaikyti tiesią. Pabūname čia kelis atokvėpius. Ir su sekančiu įkvėpimu iš lėto pakylame aukštyn, išsitęsiame ir leidžiame savo atsilošti atgal. Tik tai galvos neatloškime ją, laikykime daugmaž tiesią. Stuburui mes norime labiau pečius, alkūnę siūsti atgal, suvesti mentis ir leisti stuburui išsiriesti. Ir su įkvėpimu grįšime į centrą. Priartinsime pėdas labiau vieną prie kitos. Dabar jau nukreipsime pirštus pėdų į šalis ir sėsimės žemyn į taip vadinamą vainiko pozą. Ir nusileidžiame į vainiko pozą, delnais suglausti prieš krūtinę, o alkūnės įremtos tvirtai į šlaunis. Ir galime šiek tiek pajudėti iš vienos pusės į kitą. Jeigu sunku būti šioje pozoje, galima pasidėti po savo sėdmenimis kažkokią kaladėlę, jogos kaladėlę arba storą knygą, jeigu turite, dėžutę kažkokią, arba pagalvėlę kietai sulankstytą, kad būtų patogiau sėdėti. Ir kelis atokvėpius pabūnam čia. Atveriam savo klubus. Ir po to iš lėto atsiremiam delnais už savęs ir atsisėdam, ištiesiam kojas. Jeigu apatinė nugaros dalis yra įtempta, galite atsisėsti irgi arba ant kaladėlės, arba ant pagalvėlės.
Tai padėsiu jums pasukti šiek tiek dubenį į priekį, palengvis sėdėseną. Sėdim taip vadinamai lazdos pozoj, galime atsiremti pradžioje delnais už savęs, patiesinti nugarą. Kojos pageidauti net tiesos, pėdos atlenktos mum į veidą. Atkeliai, jeigu reikia, gali būti sulenkti šiek tiek. Ir po to pasidedam delnus savo prie šono. Dar vienas atokvėpis ir atsipalaiduojam. Sugrįžtam į lazdos pozą ir dabar su iškvėpimu lenksime dešinę koją ir perkelsime ją per savo kairę koją. Jeigu išeina. Jeigu neišeina tai padaryti, galite palikti koją šitoje pusėje, atremti ją irgi kelį prilaikyti su kaladėle. Pabandykite perkelti, kad keliai maždaug būtų vienas virš kito. Ir mes save ištiesinsim, delnus laikom ties klubais. Ir tiesia nugarą lenksimės link ištiestos kairės kojos. Pirštai atsukti mum į veidą. Koja aktyvi. Ir atsiranda tempimas galinėje kojos dalyje ir apatinėje nugaros dalyje. Mums nereikia susilenkti ir suapvalinti nugaros. Mes kaip tik norim su įkvėpimu save patiesinti ir pakviesti dubenį lenktis iš apačios. Su sekančiu įkvėpimu pakylame į viršų ir pėdą pasistatome šalia kelio. Jeigu koja buvo anoj pusėje, pasistatykite šitoj pusėje pėdą. Su didžiuoju dešinės pėdos pirštu remiamės į kilimėlį ir su įkvėpimu keliame rankas į viršų, ištiesiname savo nugarą, o su iškvėpimu sukamės į dešinę pusę, kairę ranką apsikabiname savo kelį, dešinę siunčiam už nugaros ir patiesinam save, viršugalvį keliam į dangų ir su sekančiu iškvėpimu susisukam labiau. Kviečiam savo krūtinės ląstą pasisukti. Nepersukit kaklo, o labiau iš krūtinės pakvieskit kūną pasisukti. Atraskit ribą, kur jau kūnas sako sustoti ir ties ją išbūkit. Abi kojos aktyvios, nugara tiesi. Ir iškvėpsime. Ir su sekančiu įkvėpimu rankos gali kilti į viršų. Išsitęsime ir po to iškvėpiam, nuleidžiame ir ištiesime dešinę koją. Ir dabar lenksime kairę koją arba ją sulenktą pasidedame šitos pusės, o jeigu mums patogu, galime perkelti ir kelį pasidėti kairę ant dešinę. Ir vėl save ištiesinam, įkvėpiam. O su iškvėpimu nusvyram link ištiestos dešinės kojos. Nuolatos grąžinam dėmesį prie kvėpavimo ir patikrinam, ar vis dar kvėpuojam per nosį, giliai į pilvą ir ar lėti mūsų įkvėpimai. Jeigu tik tai kvėpavimas pasunkėjo, šiek tiek išeikite iš pozos, atsipalaiduokite, sureguliuokite kvėpavimą ir tik tada vėl įeikite, nusilenkite. Ir iškvėpsime. Su įkvėpimu iš lėto pakylame į viršų, pasistatome dešinę pėdą arba šitoje kelio pusėje, arba kitoje. Ištiesta koja aktyvi, pirštai atsukti mum į veidą. Didžiuoju kairės kojos pirštu remiamės į kilimėlį ir rankos kyla į viršų, išsitiesiame, o su iškvėpimu pasisukame į kairę pusę, apkabiname dešinę koją ir dar šitoje pusėje dar kartą įkvėpiame, patiesiname stuburą ir tada susisukame dar labiau, pasižiūrime už savęs.
Ir dabar, kai įkvepiame į pilvą, padarome erdvės šioje vietoje, o kai iškvepiame, galime ją užpildyti posūkiu kairę pusę. Nors ir po milimetrą, nors ir po nedaug, pakvieskim savo kūną pajudėti iki ribos, bet ne už jos, tik iki ribos, kol dar jaučiame smagų kūrybišką tempimą. Ir su sekančiu įkvėpimu grįšime į centrą, rankos į viršų, išsitiesiame, o su iškvėpimu nuleidžiame ją žemyn, perkeliame pėdą ir ištiesiame kojas ir jas atpalaiduojame. Sugrįžtam į centrą, kojos ištiestos, atsipalaiduojam ir vėl sulenkiam abi kojas per kelius, įsitvirtinam. Ir dabar pakelsim, ištiesim savo dešinę koją, kulnus pirsimės į lubas ir delnais pasiimsime iš galinės šlaunies pusės. Padėsime švelniai kojai priartėti arčiau kūno su kiekvienu iškvėpimu. Kai įkvepiam, spiriame kulnu į viršų, o kai iškvepiam, artinam koją prie savęs. Ir dar jeigu norisi, galime ištiesti ir paguldyti kairę koją ant kilimėlio. Ir po to sulenkėme savo dešinę koją, pasiėmėm už kelio, kairį delną pasidedam ant klubo ir lengvai atveriam klubą į dešinę pusę. Atokvėpis čia, įkvepiam ir su sekančiu iškvėpimu siunčiam sulenktą koją į kairę pusę ir delną arba dedame iš viršaus, arba prilaikome iš apačios. O dešinę ranką ištiesiame ir galime žvilgsnį nukreipti link dešinio delno ir pasistengti abu pečius laikyti ant kilimėlio. Ir patikriname savo kvėpavimą, ar jis vis dar gilus ir ramus. Su sekančiu įkvėpimu iš lėto grąžiname dešinį kelį į centrą, pritraukiame kairę koją, apsikabiname, abi savo kojas pasisupame. Nugara tiesi ir jeigu norisi, galima kaktą priartinti prie kelių ir dar pasisupti suriesta, sulenkta nugara ir pamasažuoti vidurinę savo nugarą. Ir po to iš lėto išsitiesiame į taip vadinamą negyvėlio pozą, kai mūsų kojos plačiau, pėdos svyra į šalis. Keliai, klubai atpalaiduoti, tiesi nugara, galime suvesti mentis po nugarą. Delnai atokiau nuo kūno, atverti į lubas, kaklas tiesus, smakras arčiau krūtinės. Ir atpalaiduojam savo veidą, kaktą, akis, žandus, apatinį žandikaulį, liežuvį burnoje. Ir galime paleisti kvėpavimo valdymą, leisti kūnui kvėpuoti laisvai. Jeigu jaučiate įtampą apatiniai nugaroje, galite sulenkti kelius ir pasidėti pėdas plačiau ir juos kelius suremti per vidurį. Ir taip pailsėti. Ir įsivaizduojame, kad su kiekvienu įkvėpimu mes suteikėme energijos, jėgų savo kūnui, o su kiekvienu iškvėpimu jį atpalaiduojame.
Ir jeigu turite laiko, taip galite pagulėti ir ilgėliau. O jeigu neturite laiko, tai pakviesiu jūs įsileisti gilesnį įkvėpimą, pradėti judinti galvą į šonus, pajudinti pirštus rankų, kojų, išsitiesti, prasitempti, pasirąžyti taip, kaip mums norisi. O po to iškvepiant pritraukti kelius prie krūtinės, švelniai save apkabinti, pasisupti nuo vieno šono ant kito, nuspręsti, į kurią pusę norėsime nusvirti ir taip ir padaryti. Dar vienas atokvėpis, išsaugant ramybę viduje. Iš lėto pradėsime tūptis. Susidėsime rankas priešais, patiesinsim savo nugarą, iškvėpsim, įsitvirtinsim pėdomis, o su įkvėpimu atsispyrę nuo grindų, tiesia nugarą, iš kojų jėgos atsistosime. Ir sugrįšime į pradinę kalno pozą. Kūnas tiesus, tvirtas, bet neįsitempęs. Ir galime dar užsimerkti, padėkoti savo, kad skiriame laiko šiom pratybom, pasidžiaugti savo kūnu, kad jisai gali judėti, pasidžiaugti savo protu, kad padėjo mums sekti kūno pojūčius. Ir su sekančiu įkvėpimu galime atsimerkti ir padėkoti vienas kitam, kad buvome kartu. Ačiū Jums.